Sveiki, čia Eigirdas iš Leksta komandos. Šiandien jums parodysiu, kaip pateikti prašymą dėl atestavimo. Paspaudus ant prašymo, atsidariusiame lange pagrindinė informacija, matoma gavimo data ir prašymo data. Pasirinkite norimą pareigybę, galima paspaudę ant pareigybės laukelio. Paspaudus atsiranda sąrašas pareigybių. Pasirinkti kvalifikacinę kategoriją galima paspaudus ant pageidaujamą kvalifikacinę kategoriją laukelio. Paspaudus atsiranda sąrašas kvalifikacinių kategorijų. Pasirinkite norimą kategoriją ir paspausti ant pasirinktos kategorijos pavadinimo. Paspausti mygtuką Kitas ir taip pereikite prie sekančio prašymo pildymo lango. Sekančiame prašymo pildymo lange pagrindinė informacija įkelkite asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopiją, paspausdami dokumento įkėlimo laukelio ir pasirinkdami dokumentą iš kompiuterio laikmenos. Norėdami įkelti savianalizės anketą, paspausti ant dokumento įkėlimo laukelio ir pasirinkite dokumentą iš kompiuterio laikmenos. Norėdami įkelti praktinės veiklos vertintojo užpildytą ir pasirašytą praktinės veiklos įvertinimo lentelę, paspausti ant dokumento įkėlimo laukelio ir pasirinkite dokumentą iš kompiuterio laikmenos. Norėdami įkelti pavardės keitimą patvirtinančių dokumentų kopijas, jei keitėsi, paspausti ant dokumento įkėlimo laukelio ir pasirinkti norimą failą. Įrašyti praktinės veiklos įvertinimo balą galite paspaudę ant tuščio laukelio ir įrašę balą. Peržiūrėti įkeltą dokumentą galite paspaudę ant akutės ikonos. Atsiųsti įkeltą dokumentą galite paspaudę parsisiuntimo mygtuką. Ištrinti įkeltą dokumentą galite paspaudę ant šiukšliadėžės ikonos. Paspaudus iškyla patvirtinimo pranešimas, paspausti taip, kad ištrintumėte dokumentą arba paspauskite ne, jeigu norite atšaukti dokumento ištrinimą ir sugrįžti į prašymo pildymo langą. Užpildžius reikiamą informaciją, paspausti mygtuką Kitas ir pereikite prie sekančio prašymo pildymo lango išsilavinimų sąrašas. Norėdami pridėti naują įrašą apie išsilavinimą, paspausti mygtuką Naujas. Paspaudus iššoks išsilavinimo pildymo langas, paspausti ant Įgytas išsilavinimas laukelio ir radę tinkamą išsilavinimą paspausti ant jo. Pasirinkite mokymo įstaigą, paspausdami ant tuščio laukelio ir radę tinkamą mokymo įstaigą paspausti ant jos. Pasirinkite mokymo pradžią, paspausdami ant tuščio laukelio. Paspaudus atsiras kalendorius, pasirinkite mokymosi pradžios metus. Pasirinkite mokymo pabaigą tokiu pačiu principu, kaip pasirinkite mokymo pradžią. Įrašykite išklausyti socialinio darbo kreditų skaičių. Įrašykite laipsnio kvalifikacijos patikslinimą iš diplomo. Pasirinkite kryptį. Paspausti ant tuščio laukelio ir radę tinkamą kryptį paspausti ant jos. Pasirinkite laipsnį. Paspausti ant tuščio laukelio ir radę tinkamą laipsnį paspausti ant jo. Pasirinkti kvalifikaciją, paspausti ant tuščio laukelio ir radę tinkamą kvalifikaciją paspausti ant jos. Įrašykite diplomo numerį. Prisegkite diplomą ir diplomo priedo dokumentus, paspausti ant laukelio, diplomas ir diplomo priedai ir pasirinkite dokumentą iš kompiuterio laikmenos. Užpildę reikiamą informaciją paspausti išsaugoti. Naujai sukurtas išsilavinimo įrašas bus matomas sąraše. Jeigu norite paredaguoti išsilavinimo įrašą, paspausti redaguoti. Paredaguokite reikiamus laukus ir paspausti išsaugoti. Jeigu norite pašalinti išsilavinimo įrašą, išsilavinimo redagavimo lange paspausti pašalinti. Paspaudus iššoks patvirtinimo pranešimas, paspausti taip, jeigu norite pašalinti išsilavinimo įrašą, arba paspausti ne, jeigu norite atšaukti įrašo pašalinimą. Išsilavinimo sąrašo lango apačioje matomas išsilavinimas iš diplomų registro. Čia bus matomas išsilavinimo įrašų sąrašas, kurį sistema gaus iš diplomų registro. Užpildę informaciją apie išsilavinimą, paspausti mygtuką Kitas ir pereikite prie sekančio prašymo pildymo lango socialinio darbo stažas. Socialinio darbo stažo lange paspausti mygtuką Naujas, kad pridėtumėte naują įrašą apie socialinio darbo stažą. Paspaudus iššoks stažo pridėjimo langas. Įrašykite įstaigos kodą. Taip pat įrašykite įstaigos pavadinimą, įstaigos adresą. Pasirinkite apskritį, paspausti ant tuščio laukelio ir radę tinkamą apskritį paspausti ant jos. Įkelkite darbo stažą patvirtinantį dokumentą, paspausti ant pridėti failą laukelio ir pasirinkite dokumentą iš savo kompiuterio laikmenos. Pasirinkite pareigybę. Paspausti ant tuščio laukelio ir radę tinkamą pareigybę paspausti ant jos.
Ieškodami pareigybės taip pat galite pasinaudoti paieškos laukeliu. Paspaudant pareigybės laukelio įrašykite ieškomos pareigybės pavadinimo fragmentą. Pasirinkite priėmimo į darbo datą. Paspaustant laukelio priėmimo data. Paspaudus atsiras kalendorius. Pasirinkite darbo pradžios metus naudodamiesi rodyklėmis dešinėje. Pasirinkite darbo pradžios mėnesį naudodamiesi rodyklėmis arba paspausdami ant mėnesio eilutės ir iš sąrašo pasirinkdami tinkamą mėnesį. Pasirinkite darbo pradžios dieną paspausdami ant tinkamos dienos. Jeigu dirbate vadovaujamą pobūdžio darbą, esate įstaigos vadovas, paspauskite ant lankiklio. Jeigu nedirbate įstaigoje, pažymėkite tai paspausdami ant lankiklio po užrašu darbo santykiai pasibaigė. Paspaudus atsiras papildomas laukelis atleidimo data. Paspauskite ant laukelio ir pasirinkite atleidimo datą tokiu pačiu principu, kaip ir pasirinkote priėmimo datą. Užpildę reikiamą informaciją paspauskite mygtuką išsaugoti ir išsaugokite naujai sukurtą darbo stažo įrašą. Naujai sukurtas įrašas apie darbo stažą bus rodomas socialinio darbo stažo lange. Jeigu norite paredaguoti socialinio darbo stažo įrašą, paspauskite redaguoti. Iššokusiame lange paredaguokite reikiamą informaciją ir paspauskite išsaugoti. Jeigu norite pašalinti įrašą, redagavimo lange paspauskite pašalinti. Paspaudus iššoks patvirtinimo langas, paspausite taip arba ne. Užpildę reikiamą informaciją socialinio darbo stažo lange paspauskite mygtuką kitas. Profesinės kompetencijos tobulinimo lange į laukelius įrašykite valandas ar kartus, kiek kiekvienais metais tobulinate atitinkamą kompetenciją. Įkelkite kompetencijos tobulinimo patvirtinančius dokumentus, paspaudant laukelio pridėti failą ir pasirinkite tinkamą dokumentą iš kompiuterio laikmenos. Norėtume pridėti nedarbingumo laikotarpį, paspausite pridėti nedarbingumo laikotarpį. Iššokusiame lange įrašykite laikotarpio pradžios datą. Paspausite ant laukelio laikotarpio pradžios data. Paspaudus atsiras kalendorius. Pasirinkite laikotarpio pradžios metus, naudodamiesi rodyklėmis dešinėje. Pasirinkite nedarbingumo laikotarpio pradžios mėnesį, naudodamiesi rodyklėmis arba paspausdami ant mėnesio eilutės ir iš sąrašo pasirinkdami tinkamą mėnesį. Pasirinkti nedarbingumo laikotarpio pradžios dieną, paspausdami ant tinkamos dienos. Įrašykite laikotarpio pabaigos datą, paspauskite ant laukelio laikotarpio pabaigos data. Paspaudus atsiras kalendorius. Pasirinkite laikotarpio pabaigos metus, naudodamiesi rodyklėmis dešinėje. Pasirinkite nedarbingumo laikotarpio pabaigos mėnesį. Pasirinkite nedarbingumo laikotarpio pabaigos dieną, paspausdami ant tinkamos dienos. Įrašykite pastabą, įkelkite nedarbingumo laikotarpį patvirtinantį dokumentą, paspauskite ant pridėti failą laukelio ir pridėkite reikiamą dokumentą iš kompiuterio laikmenos. Užpildę reikiamą informaciją paspauskite išsaugoti. Pridėtas nedarbingumo laikotarpis bus matomas lango viršuje. Norėdami paredaguoti pridėtą nedarbingumo laikotarpį, dar kartą paspausite pridėti nedarbingumo laikotarpį. Iššokusiame redagavimo lange paredaguokite reikiamą informaciją ir paspauskite išsaugoti. Jeigu norite pašalinti nedarbingumo laikotarpį, redagavimo lange paspausite pašalinti laikotarpį. Užpildę reikiamą informaciją paspausite mygtuką kitas. Papildomų dokumentų lange viršuje matysite informaciją, kiek dokumentų turite įkelti. Įkelkite dokumentą, paspausite ant laukelio įkelti dokumentą čia arba naršyti ir pasirinkite dokumentą iš kompiuterio. Punktuose, kuriuose yra papildomas laukelis internetinė nuoroda į viešai skelbiamą informaciją, galite vietoje dokumento įrašyti internetinę nuorodą. Įrašykite internetinę nuorodą į viešai skelbiamą informaciją. Paspaudus mygtuką, esantį nuorodos laukelyje, atsidarys jūsų įkelta nuoroda naujam lange. Pateikę reikiamą informaciją, paspausite pateikti paraišką.